Sveiki, esu Violeta Liaugminienė, Uranijos astrologijos mokyklos įkūrėja. Gyvename tokiu metu, kada vis daugiau žmonių domisi tuo, kas yra už mokslo pažinimo ribų. Astrologija viena iš tokių sričių. Dabar beveik visose žurnaluose rasime skyrelį skirtą astrologijai. Vieni tiki astrologiją, kiti ją ignoruoja. Natūralu, jei mes netikime reinkarnaciją, astrologiją mes ignoruosime. Aš pati tokia buvau daugiau nei prieš 20 metų. Ir per mano praktikos metus mačiau, kaip daugelis skeptikų tapdavo giliai gerbianti šią žinių sistemą. O astrologinė istorija turi daugybę pavyzdžių, kaip mokslininkai, dažniausiai tai būdavo astronomai, norėdami įrodyti, kad astrologija neveikia, patys tapdavo jo šalininkais. Tačiau kaip sužinoti, veikia astrologija ar ne, yra vienintelis būdas ją pažinti, pastudijuoti, išnagrinėti. Šiame trumpame video aš noriu paaiškinti, kas yra astrologija. Aš be galo dėkinga likimui, kad gavau šias sakralias žinias mokslo, kurį studijavo tokios iškilios asmenybės kaip Džordanas Brunas, Galilėjus, Kepleris, Paracelsas, Nostradamusas, Newtonas, daugybė kitų. Astrologija naudojasi astronomų sudarytomis lentelėmis, kurios vadinasi efemeridės. Ten yra surašytos planetų padėtis visam šimtmečiui. Taip pat yra būstų skaičiavimo lentelės. Žinant žmogaus gimimo valandą, gimimo vietos koordinates, galima apskaičiuoti konkretaus žmogaus astrologinę programą. Horoskopas tai yra dangaus, kūnų, galima sakyti, brėžinys žmogaus gimimo momentų. Tai yra tarsi dangaus fotografija gimimo momento. Taip vadinamas žmogaus kosminis pasas, kuriame yra užkoduota unikali informacija apie žmogaus charakterį, jo temperamentą, kuri nulemia dominuojančio zodiako ženklų bei planetų stichijos. Gimimo horoskope užkoduotas ne tik mūsų psichikos vidinis pasaulis, bet ir mūsų viso gyvenimo scenarijus. Kokias pamokas ir kada turėsime praeiti. Visi įvykiai yra tarsi mokymo tvarkaraštis. Svarbiausia, ką galima išskaityti gimimo datoje, tai yra šio gyvenimo įsikūnymo programa, ko mes kaip sielos atėjome mokytis ir su kokiu bagažu mes turime išeiti iš šito gyvenimo. Bestudijuodamas žmogus pamato, kad jo vidinį kosmosą galima ne tik pažinti, tačiau galima jį keisti, galima valdyti. Dar daugiau, žmogus pamato, kad keičiantis jam pačiam, keičiasi visa jį supanti aplinka. Prasideda didžiulis transformacinis darbas. Juk likimo įrankiu tampa tas, kuris nevaldo savęs, kuris nevaldo savo energijų, savo minčių, savo norų. Kuo šita mokykla skiriasi nuo kitų astrologijos mokyklų? Tuo, kad jinai orientuota yra ne į prognostiką, o į psichoterapinį poveikį žmogui. Astrologas gali pagydyti žmogaus sielą, padėti jam pažinti save, surasti save šitam pasaulyje, numatyti perspektyvas ir konstatuoti sunkių likimo situacijų priežastis. O žmogui tobulėjant, blogų įvykių srautas paprastai sumažėja. Juk sėkmė savaime neateina. Tai yra didžiulio darbo su savim rezultatas. Juk išvelgti, suprasti vidinius kompleksus sugeba, toli gražu ne kiekvienas. O juos valdyti ir keisti reikia be galo daug kantrybės, valios, žinių ir tvirto suvokimo, kad reikia keistis. Aš manau, kad visų mokslų paskirtis astrologijos taip pat padėti žmogui būti laimingu. Džiaugiuosi, kad mūsų astrologijos mokyklą baigę studentai sėkmingai dirba profesionaliais astrologais. Ir jei jūsų domino šitas trumpas video, jeigu norite studijuoti astrologiją, kviečiu apsilankyti mūsų svetainėje Uranija.lt. Ačiū už dėmesį.